Sveiki, eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida rengiama drauge su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Gegužės mėnuo yra paskelbtas nerūkymo mėnesiu, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į tai, jog tabakas yra sveikatą alinantis ir lėtines neinfekcinės ligas, tokias kaip vėžys, širdies ir kraujagyslių kvėpavimo takų ligas sukeliantis produktas. Apie sklandančius mitus, rūkymą lemiančias priežastis šiandieninis pokalbis su policijos mokyklos vyriausiojo specialistu Nerijumi Sujeta. Labadiena. Labadiena. Visuomenėje vis dar paplitusi nuomonė, kad rūkymas yra užkoduota žmogaus prigimtyje ir padeda nuraminti nervus. Tačiau ar tikrai taip yra? Taip nėra. Tikrai nėra užkoduota prigimtyje ir panašiai. Vien tik dėl to galėtų drąsiai sakyti, kad kaip žinia, rūkymas, tabakas Europoje apskritai buvo atvežtas iš Amerikos, Šiaurės Amerikos žemynų ir kaip rūkymas apskritai dalykas Europoje išpopuliarėjo berods 18 amžiuje. Tai realiai net taip ir senai, prieš 200-300 metų mes pradėjom rūkyti, tai iki tol žmonė gyveno Europa gyveno be rūkymo, be tabako ir dėl to nei vienas nenumirė. O dėl to, ar rūkymas padeda nuraminti nervus, tai ir taip ir ne. Nikotino poveikis yra, kad jis nepadeda nuraminti nervus, o, vadinkim taip, buitiškai tariant, užglūšina nervus, juos padaro, mūsų organizmą padaro tokį abejingą aplinkai. Ir tai būna labai trumpą laiką. Trumpą laiką turiu omeny ne tai, kad aš parūkiau ir 10 minučių tai būna, bet iš esmės tas nikotino efektas būna tol, kol mes priprantam prie rūkymo. O po to jau mes rūkom ne dėl to, kad aplinka mūsų nervavo ir rūkom, kad nuramintumėm nervus, o dėl to, kad mums trūksta nikotino ir organizmas tuomet stresuoja, jis jaučia nepriteklių ir ten visą chemiją visas jungia ir tada rūkom tik dėl to, kad mes jaustumėmės normaliai. Tai yra jaustumėmės taip, kaip kitas jaučiasi nerūkydamas. Kad mes tiesiog grįžtumėm ir normalią būseną. Ar tabaką ir rūkymą be abejo galima būtų priskirti narkotinėms medžiagoms? Taip, alkoholis, tabakas yra narkotinė medžiaga. Tik tai jos poveikis, kaip ir alkoholio, nėra toks stiprus, kaip sakykime, kai mes įsivaizduojam tai visus kitus narkotikus, ar amfetaminus, ar kokainą, ar panašiai. Ten labai stiprus poveikis būna ir žmogus ten, kaip sakyti, į kitą pasaulį pasineria. Čia poveikis yra mažesnis, bet visos kitos savybės, pripratimas, po to tos vadinamos, vėl liaudiškai tariant, lomkės, kai mums trūksta to dalyko ir mes nervuoti būnam, lygiai tas pats yra kaip su bet kuriuo kitu narkotiku. Kalbant bendrai, ar galima būtų išskirti priežastis lemiančias tai, jog žmogus pradeda rūkyti? Būtų galbūt galima išskirti keletą. Čia reikėtų susikoncentruoti ir čia yra toks labai didelė problema, kad vis dėlto iš suaugusių žmonių, sakykime, vadinkim suaugusiais, kurie yra virš 30 metų, rūkančių virš 90% jų rūkyti pradėjo iki 18 metų. Tai iš esmės tik tai vienetai pradeda rūkyti ir pripranta būdami jau pilnamečiai arba nuo 25 metų ten apskritai ten išskirtiniai atvejai yra. Tai tas poreikis arba priežastys rūkyti pas mus atsiranda, kaip sakyt, būna iki 18 metų. Kai mes dar būnam paaugliai arba apskritai dar kaip šiai dieną, net ir gyvai, mes dar negalim kai kurių asmenų vadinti paaugliais, kurie rūko, tiesiog vaikai rūko. O tos priežastys ten dažnai būna labai elementarius. Aplinka, tai aplinka bus, čia iš pagrindiniai pažiūrėsi, aplinka tai arba mokykla, draugai, arba namai. Ir čia tėvai gali pykti ir jaustis kaltinami, bet tėvų įtaka rūkyme, alkoholio taip pat vartojame yra milžiniška. Jeigu namuose nerūko, yra daug mažesnė tikimybė, kad vaikas rūkys, apskritai pradės rūkyti. Ir aišku, nuo tam tikro amžiaus, kai vaikui yra kai paauglystė prasideda, kai vaikui yra labai svarbu aplinka, draugų pripažinimas, tada jau aplinka įsijungia. Bet dar šitoj vietoj negalim mes palikti nuošaly reklamos. Ir čia reklamą reikėtų, arba netgi, sakyčiau, propagandos, reikėtų suprast plačiaja prasme, ne tai, kad mes matom cigarečių pakelių reklamą, bet kaip tabako industrija bando mum įpiršti rūkymą. Ir
Ir čia netgi ne jokia sąmokslo teorija ir ne polemikuoju, bet yra dokumentai nutekinti iš tabako pramonės, kurie kalba labai aiškiai, kad jų tikslinė grupė yra nepilnamečiai asmenys. Nes juos yra lengviausia paveikti per muzikinius videoklipus, per filmus, per dar kažkokius tai masiniais žiniasklaidoje išlendančius tokius dalykus, kurie formuoja tam tikrą įvaizdį ir tie kokiam nors tik žinomam asmeniui, populiariam asmeniui įsiūlyti rankas cigaretę yra labai paprasta, o jaunimas už to kabinasi. Ir tai atrodo, kad tam tikras autoritetas ir panašiai. Ir tabako pramonė čia labai yra stipriai susikoncentravus, kad būtent nepilnamečiai pradėtų rūkyti, vien tik dėl tos priežasties, kurį ir minėjau, kad nepilnamečiam pradėjus rūkyti, ta priklausomybės faktorius labai išauga. Galima tik džiaugtis sąmoningėjančiais suaugusiais ir atsisakančiais šio žalingo įpročio. Visgi išlieka didelė problema su rūkančiais paaugliais. Jau minėjote vieną iš priemonių, kurios yra bene svarbiausios, tai yra aplinka. Tėvai, nes dažnai net ir sako visi psichologai, kad jeigu nenori, kad tavo vaikas kažko darytų, tu jam nesakyk nedaryk, tu pats to nedaryk. Taigi šita vieta kaip ir yra aiški, bet ar yra kokiu nors dar prevencinių priemonių, kurias galima būtų įvardinti kaip sėkmingas kovojant su paauglių rūkymu? Yra priemonių ir jų tikriausiai yra daug ir sakykime, galima tik tai kalbėti, kiek mes savo galim leisti arba kokias priemonės savo galim leisti. Turtingos valstybės, kaip galbūt skandinavų, turi iš tikrųjų įvairių programų, jau tiem, kurie yra nepilnamečiai, kurie yra jau priklausomi nuo rūkymo ir panašiai, bet tai daro poveikį ir turimos mūsų priemonės. Tai yra prevencinė priemonė, tos pačios administracinės nuobaudos, baudos, jos yra šiai dienai pakankamai didelės. Nepilnamečiai turėtų arba rūkyti ir turėtų su savim tabako gaminių, taip pat ir elektroninių cigarečių, priskiriama Lietuvoje prie taip pačiai kategorijai, bauda iki 90 eurų. Tai vis dėlto pinigai ir nėra tokie maži pinigai. Vienas dalykas, kitas, čia viena iš priemonių, kita, manau, labai efektyvi irgi priemonė ir mes dar, kai dirbam šiuo Marijampolės su sveikatos biuru, sėkmingai idėją pasiūlėme ir jie, kaip sakyti, įsigyvenino, tai draudimas rūkyti parkuose. Nors kai buvo tas draudimas svarstomas, tai visokių buvo nuomonių ir pačių gyventojų, kad nebus kur rūkyti, bet dar kitą vasarą po to draudimo jau būdavo nusiskundimų, kad parkuose kažkas tai rūko. Tai kaip prevencinė priemonė tai irgi veikia. Tai parodo žmonėm ir tiem vaikam, nepilnamečiam, paaugliam, kad galima laiką leisti ir kitaip, ne tik tai su cigaretė. Ir kaip ir minėjot, vis dėlto aš grįžčiau prie tos dalykų, kad stipriausia prevencinė priemonė tai yra aplinka, namai ir bendra bendruomenės netolerancija šitam reiškiniui. Kai vaikas, kai nepilnametis žinos, kad jis visur bus pastebėtas, kad į tai bus reaguojama, kaip ten bebūtų, ir ypač namuose, kai bus į tai reaguojama ir labai principingai ir griežtai reaguojama, tiesiog jam labai stipriai sumažės galimybių tai daryti. Šiai dienai mes turim visokių atvejų, kai ir tėvai dalinasi tom cigaretėmis su vaikais ir nuperka elektroninės cigaretės. Tai labai sunku tokiu atveju tą vaiką bausti, kai iš esmės palaikomas iš namų. Vėlgi, kalbant apie tą patį baudimą, tai baudimas nėra pati, aš manau, geriausia priemonė kovojant su tokiu dalyku. Čia turbūt reikėtų su vaiku kalbėti apie pasekmes, kad dabar atrodo tai žaidimas, bet kas slypi už jo. Ir taip ir ne. Jeigu apskritai čia būtų atskira tema apie prevenciją ir kokios priemonės pirmiausia turėtų, sutinku, kad pirmiausia turėtų būti ta, pavadinčiau, minkštoji prevencija, kur mes kalbamės. Kalbamės su vaiku, rodom jam kitą pavyzdį ir visą kitą. Ir tuomet, kai nepadeda tokios priemonės, tuomet įsijungia kitos, turbūt griežtesnės priemonės, šiuo atveju baudos. Apie kalbėjimąsi su vaiku sutinku, gal aš viskai būsiu skeptiškas, bet mes turim tada rasti naujus būdus kalbėti su vaiku. Mes suaugusieji žinom, kad rūkyti yra nesveika, bet vis tiek rūko. O koks vaikas 16 metų galvoja apie sveikatą, kaip jis jausis už 30 metų. Kaip žinia, kaip jūs jau ir minėjote, kad pasiekta tai, kad parkai būtų nerūkymo zonos. Neišvengiamai vis tiek susidūrėme su tuo pasyviu vadinamu rūkymu. Ir jeigu žiūrint į šią problemą, nes savo laiku jinai tikrai buvo labai didelė, tai ar tie patys rūkantys
kaip jūs manote, sąmoningėja ir patys supranta, kad nedera rūkyti nerūkančių draugijoje? Ar visgi tai juos išmoko taip elgtis būtent tie draudimai? Čia kaip ir visur, manau, nėra vienos priežasties, ta prasme, vienur būna padeda bauda, kitur padeda kitam žmogui galbūt vaikų atsiradimas šeimoje ir jis truputį kitaip savo gyvenimo būdą pradeda vertinti ir atmeskim tų dalykų ir medija, ta prasme, tokia bendra mados tendencija, dabar labai populiarėja ta sveika gyvensena ir visi sportuojam, bėgiojam ir maistas ir visa kita, tai čia va taip manau, kad viską galima mažiau daugiau suvesti į tuos dalykus, kad mes tą sveikatą savo, sveika gyvensena, kokybišką gyvenseną rūpinamės vis labiau. Ir mes turėjome netgi Marijampolėje to pačių pavyzdžių, kai rūkančiais parke skundžiasi žmonės, kurie patys yra rūkantys. Bet sako, aš ateinu su vaikais, čia ir aš kai rūkau, tai aš rūkau kitur. Čia nėra tam skirta vieta. Tai tas sąmoningumo lygis, tai manau, tikrai didėja. Ir šitoje vietoje tik tai mums nereikėtų likti abejingiem tokiem pažeidimam, arba tokiem elgesiu, kai vaikai rūko arba kur rūkoma yra neleistinose vietose. Šioje vietoje mes turim pranešti, šiuo atveju mes turim iš esmės tik tai policiją kaip institucija, kuri gali reaguoti į tokius pažeidimus, bet mes neturim likti abejingi, nes labai greitai ta tokia dirva veša ir ten, jeigu mes vieną kartą nepaskambinsim, kitą kartą bus 3 rūkantis, kitą kartą bus prišiukšlinta ir panašiai. Tai va, tas sąmoningumas, kad didėja dar tas liūdien, kiek yra pranešimų policijų dėl tokių dalykų. Ir pakankamai daug arba asmeniškai išreiškiamų tokių nusiskundimų, kodėl nėra policijos parkuose, arba kodėl nėra tiek daug policijos, nes ten vakarais rūko ir panašiai, vietas kažkokias tai nurodo. Arba kitą kartą netgi jau noriu būti, sako, va tenais rūko, nors kaip ir ta vieta nėra draudžiama rūkyti, bet jau žmogus pasigenda tų dalykų. Tai manau, kad šiuo atveju sąmoningumo atsiranda tikrai daugiau. Dar vienas jau galbūt tą didįjį piką populiarumo jau išgyvenęs, bet yra elektroninės cigaretės, kurios patentuotos daugiau nei prieš 10 metų ir iš tiesų buvo tuo metu, kai jos atsirado, buvo mados reikalas turėti elektroninę cigaretę. Kas iš tikrųjų slypi, jos be kvapės, nėra pelenų, kaip ir atrodo idealus variantas, bet kas slypi už šio atradimo, vadinkime taip nekaltai atrodančio? Slypi iš tikrųjų tai daug grėsmių. Daug grėsmių slypi dėl kelių dalykų. Pirma, tai dažniausiai apskritai mes tas cigaretės įsigyja iš neaiškių šaltinių arba, teisingiau, jos pagamintos neaišku kur ir kaip. Nereglamentuoja jokia tvarka, dažnai nepabijom įvardinti, kad Kinijoje jos yra gaminamos, perkam irgi per įvairius internetų puslapius, tai mes realiai nežinom, ką nusipirkam. Ir ten nieks nereglamentuoja nei jų kokybės, nei jų kažkokių tai sudėčių ir panašiai. Jau čia apie pačią cigaretę, tą elektroninę cigaretę kalbam. Dar kalbant apie tuos užpildus vadinimus ten, tai ten apskritai nieks negali pasakyti, kas tenas yra. Nes nieks nedaro jokių tyrimų, galbūt kur Europos Sąjungoje būtų gaminama, galbūt šiai dienai yra kažkokie reikalavimai, bet kaip sakau, dažnai yra perkamos ne iš Europos Sąjungos valstybių, dėl to ten būna jos pigesnės, visa kita, visi tie dalykai ir tai, bet kokybės ir net nekokybės ir ar tai nėra kenksminga, tai nieks negali garantuoti. Mes čia nežinau, kaip pasakyti, perkam kažkokį chemikalą, jį rūkom ir nežinom, ką mes rūkom. Tai čia viena yra grėsmė. Kita grėsmė yra tame, kad lyginant su paprastom cigaretėm, tai mes, mūsų procedūra būna paprastai tokia, kad mes vieną cigaretę surūkėm, numetėm ir nuėjom. Čia tam vienoje toj kapsulė, tam užpildė yra rūkymo, kaip sakyt, to nikotino daugiau negu vienoje cigaretė. Ir mes turim labai didelę galimybę apsinuodyti nikotinu. Tiesiog per daug rūkyti. Nes rūkant vieną cigaretę, tiesiog mums taip paprastai antros cigaretės jau neimam ir čia toks kaip ir savaime suprantamas dalykas. O tenais mes galim su tom cigaretėm tiesiog taip užsižaisti. Bekalbant mes galim jau prirūkyti kažin kiek ir apsinuodijimas nikotinu, ypač vaikai, kurie prašiau toleruoja, sakykime, tą medžiagą, kurių organizmai dar tik vystosi, auga, tai gali labai stipriai apsinuodyti tiek ir tuo metu, kad gali reikėti medikų pagalbos, tiek ir labai stipriai pakenkti tam tikrų organų vystymuisi.
Ir trečia, galbūt grėsmė, kurią matyčiau ir kuri yra mitas sukurtas, kad mitas tame, kad elektroninės cigaretės padeda mesti rūkyti. Tai tyrimai jau yra parodę, kad iš esmės elektroninės cigaretės padeda pradėti rūkyti, įgyti priklausomybę. Tiek rūko tas paprastas cigaretės, elektroninė cigaretė labai retai kada paima. Ir jeigu paima, kaip sakau, vėlgi, nikotino būna pakankamai daug, mes negalim patys kontroliuotis, tai nemažinamės nikotino, o tik tai padidinam kiekį, kiek mes jo gaunam, o tie, kurie nerūko ir pasima tą cigaretę kaip žaidimą, tai tiesiog dar vienas kelias prie priklausomybės, prie cigarečių. Taigi, baigiant mūsų pašnekesį, norėtųsi išgirsti iš jūsų palinkėjimus žmonėms, kurie dar nepradėjo, ir tie, kurie turi didelį norą mesti šį žalingą įprotį. Čia mano palinkėjimas, tai savo suduoti vieną klausimą, tiek vieniem ir tiek ir kitim. Kodėl aš tai darau? Ne kodėl aš turėčiau mest, arba kodėl turėčiau nerūkyti, bet kodėl aš turėčiau rūkyti. Ir galiu garantuoti, kad nei vienas sąmoningas pilietis asmuo neras racionalios priežasties, dėl ko jis turėtų pradėti rūkyti. Tiesiog, realiai nėra tokios priežasties. Tai nei vaistas, tai nei mums gyvenimą gerina, nei dar kažką. Nėra tos priežasties. Yra tam tikra tokia, kaip aš manau, gali būti pasiteisinimai. Draugai, kompanija, bet tai nėra priežasties. Tai jeigu mes iš tas klausimą savo atsakymą ieškosim ir jo to atsakymų nerasim iš tikrųjų, tai mes ir netapsim tų dalykų vergais ir saugosim šeimininkai. Tai dėkui Jums. Prašau. Tiek šį kartą. Priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. O mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu noriugirdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.